Labas rytas, mėlyjei. Taigi susitinkame naujame video. Būtinai paspauskite subscribe ir like mygtuką apačioje. Turiu pranešti, kad net neturiu, bet galbūt noriu pranešti. Galvojau iš tikrųjų ir sakyti ar nesakyti, kad pradėjau bėgioti, bet visada ėmiausi tos taktikos, kad visą laiką praneždavau kažkur Facebook'e, dar kažkur pasakydavau. Ir galvodavau, taip užsimotyvuosiu toliau sportuoti ir tai pavykdavo. Kai turėdavau laiko, kai turėdavau energijos, kai jaunesnė buvau. Bet dabar jau suėjus 30 metų jau nebėra taip, 31 artėja 32. Tai iš tikrųjų nebėra tiek daug tos energijos, tiek daug tos motyvacijos ir tiek daug to laiko, kai turiu vaiką. Bet užmotyvavo viena moteris, viena draugė, kuri irgi pradėjo sportuoti ir deda video, kaip tai daro, tai linkėjimai Evelinai. Tai va, tai kažkaip užmotyvuota, kad be pastangų nieko nepavyks, tai ir aš pradėjau sportuoti, tiksliau bėgioti. Tai prieš tai lankiau kineziterapiją, bet kadangi jau nebeinu tenai, tai galvoju, kuom užkimšti tą laiką sportu, tai va, bėgiot pradėjau. Tai va, tai norėjau prisiduoti ir galvoju pasakyti į šitą vlogą, nes šitas vlogas iš tikrųjų man toks labai asmeniškas yra ir manau, čia galiu, vienintelį, kur galiu pasigirti, tai čia. Nes žinau, kas žiūri, tai žiūri dėl to, kad iš tikrųjų įdomu jums ir iš tikrųjų rūpiu, tai dalinuosi ten, kur iš tikrųjų rūpiu. Ir kur mano auditorija tikrai nori pamatyti mane be tobulėjančią ir besikeičiančią. Ačiū, Varna, kad pritari. Tai va, tai ką, bėgu savo įprastinę rutiną. Šiuo metu bėginėjau labai nedidelius atstumus, tai gal kažkur apie kilometrą, gal pusantro gaunasi, taip, su pertraukomis, aišku, bet noriu pradėti iki pavasario pasiekti vėl tą lygį, kada vėl pradėsiu bėgioti daug kilometrų ir vėl atgausiu savo fizinę formą, nes bėgiodavau ir po 5 kilometrus, ir po 7 anksčiau, ir po 10, tai va, noriu atgauti tą formą, o tą padaryti nėra lengva ir esu jau buvus ne vieną kartą šitoj fazėje, tai žinau, ką daryti. Tai va. Tai svarbu savęs neperspausti ir daryti viską nuosekliai, po truputį, ir tada atsiranda motyvacijos daryti tai kiekvieną dieną. Grįžom su Frydė iš lauko, pabėgiojom, labai smagiai per pusnis, kojos visas šlapės buvo, nes su kėdais bėgioju, bet labai smagu. Vat nusipirkau naujus iš Decatlono termorūbus ir viršų ir apačią, tai dabar labai patogu ir šilta bėgioti, tai labai smagu, kad apranga irgi gali motyvuoti sportuoti. Tai va, einu nusiprausti po dušu ir reikia ruoštis, važiuosim į mokyklą su Austėja, tai yra reikalų, kaip sakant, tai lėkiu maudytis. Nu ką, šiandien jau 11 diena, šokoladuką pasiemam. Na ką, makiažas padarytas, plaukai išfenuoti,
Ir dar reikia apsirengti, tai tamsoje ir taip dariau. Makiažą tai šiek tiek išsidėliojau, bet kadangi įgūdžiai visai geri makiažą daryti, tai net ir tamsoje galima padaryti. Tik Austėja labai prabudinėja, nes vis triukšmavau, ten kažką padedu, kažkokią kosmetinę priemonę ir jinai jau vartasi. Važiuojame į mokyklą. Tai ką, grįžome namo, pavalgėme. Arūnas vyras buvo iškepęs bulvinius blynus ir labai skaniai pavalgėme. Ir Austėja nuėjo miegoti, dabar miega. Aš irgi buvau nuėjus pamiegoti trumpam. Užsnūdau biškį, bet tada išgirdau telefonę žinutę, žodžiu, ir atsikėliau, nebėjau užmigti. Tai galvoju, eisiu dabar supakuosiu dovanas, nes jau artėja kalėdos ir to laiko vis mažiau, tai galvoju, dabar bus gera proga tai padaryti. Vykome su visa šeimyna pavalgyti į Cupą. Čia toks yra prekybos centras Vilniuje. Ir čia atėjome į London Grill. Tai pasiėmiau tokį burgerį. Čia yra Beyond Meat mėsa. Tai netikra mėsa, augalinės kilmės. Ir pasiėmiau batatų. Arūnas pasiėmė plėšytos mėsos burgerį ir bulvyčių. Tai grįžome namo vėl po buvimo mieste. Buvome išvažiavę su šeima pavalgyti, kaip matėte. Pavalgėm, tada susitikome su draugais ir su tais draugais nuvažiavome iki jų naujos gyvenamosios vietos, kurią nusipirko, naują butą. Tai nuvažiavome ten pasižiūrėti, labai gražus butas. Apžiūrėjome ir grįžome namo. Tai šiek tiek jau vėliau grįžome, negu įprastai Austėja eina miegoti. Bet vis tiek viskas gerai, užmigo. Šiek tiek tokia matos, kad jau perėjus savo ribą miego, bet viskas gerai, užmigo. Tai va, tai padaviau pienuko ir iš buteliuko ir užmigo. Tai va. Tai šiandien būtų tiek šitame video, įkelsiu šiek tiek vėliau, kadangi vėliau tik tai galėjau užbaigti šitą vlogą, tai norėjau labai padėkoti, kad žiūrėjote šitą video ir kad komentuojate, kad laikinate. Taip pat kviečiu ir pasubscribinti mano YouTube'ės kanalą, kad mano turinį matytume dažniau ir susitiksime kitame video.